O šitas dvi merginas aš susitikau Facebook'e. Ramunė jau praeitais metais įkėlė nuotraukų, kur siuvo drabužius iš džinso. Ir nebepamenu kaip, bet mes išsišnekėjom, kad ji turi šaknų Dubingiuose. Ir sakau, o kodėl tu nekuri Dubingio ir apie Barborą? Ir šiais metais, nors ji kūrė visai ne tą temą, bet ji susapnavo Barborą ir nusprendė, kad šių metų Liepos 6 padovanos mums kolekciją skirtą Barborai Radvilaitei. Plačiau papasakos jos, o aš esu dėkinga, kad mes susitikom, jos atvyko ir mes jums galėsim parodyti, ką galima kurti Dubingiuose. Sveiki, Dubingiai! Labai džiaugiuosi, nes mes kaip šiuolaikinės Barboros kartais būnam užsisukusios darbuose. Ir kaip gerai, kad štai tokia netikėta pažintis mane sugrąžino į mano tėčio gimtinę. Dėkojam Kristinai, labai dėkojam visiems organizatoriams. Prieš mėnesį buvo priminimas, kaip ir pasakė Kristina, kad reikia daryti būtent kolekciją Barborai Radvilaitei. Nes mes, kai mokėmės, turėjom įvairių užduočių ir tos šiek tiek pasimiršo, ar ne, ir paskui per sapną atėjo, kad turi ateiti Barbora. Ir paskui ateina pas mane Monikutė, kuri dėja negalėjo čia atvažiuoti, nes gimė kūdikėlis jos sesutei. Ir jinai irgi tą pačią mintį gavo, sako, mes turim daryti Barborai. Ir pasakė netgi, kaip jinai susapnavo vieną modeliuką, kuris atrodo. Ir dar po kiek laiko ateina Alina. Ir jinai irgi lygiai tą patį pasako. Tai įsivaizduojat, kaip svarbu, kad mes čia turėjom būti. Buvo 3 ženklai patvirtinimo, kad mes atvežtume čia kolekciją. Ar nenuostabus yra Dievas kūrėjas, ir kuris mus čia atvedė. Perskaičiau straipsnį apie Barborą ir aš tiesiog jį skaitydama verkiau. Ir tuo metu labai mano gyvenimo detalės buvo labai panašios į tai, kas vyko su Barbora. Jinai turėjo savo likimą. Jinai mirė jauna, bet tapo kaip sėkla, kuri gyvena mumise iki šių dienų. Ji turėjo praeiti įvairius persekiojimus, kad galėtų įvykdyti tą savo gyvenimo misiją, kurią turėjo įvykdyti. Ir jinai vis tiek tai padarė, nors ir mirė, bet tapo kaip sėkla ir ta idėja dabar nešama. Tai aš labai norėjau pasidalinti, kad tai visos tos aplinkybės ne šiaip sau susiveda, nes visos šitos moteris, kurios rodė šitą kolekciją, jos yra kiekviena kaip ta Barbora, kuri eina ir turi nugalėti situacijas, turi nugalėti kažkokias kliūtis, kad įeiti į savo tą skirtąjį likimą, kad išpildyti kuo daugiau tos skirtosios valios. Ir tai nėra lengva. Ir dabar aš dar duosiu žodį Alinai, kuri irgi taip galiu sakyti taip, kad Dievas prijungė prie komandos, nors aš norėjau mokytis drabužių dizaino viena, bet prijungė prie komandos ir Monikutę, ir Alinutę. Tai dabar duodu ir jai žodį ir tegul jinai savo pasidalina mintimis. Sveiki, esu Alina. Iš vaikystės labai stipriai gaudavau apraiškos dovanas. Dievas per sapnus padavė 14, 15, 16 amžiaus primiktinas detalės, kas priklauso Barborai Radvilaitei ir jos kolekcijai. Tai yra korsetai, kaip ir pelerinos, aukšto stoto apykaklės, aukšto stoto rankogaliai bei stiprus ir įpoliruoti keliom palom per 5 spalas sijonai. Dabar kviečiu pasimėgauti pačią kolekciją.